Andrius Šironas, mes paprašėm jo, kad jisai gerai noriškai pasidalintų savo patirtimi, kaip galima daryti kanapių biznį ir tuo pačiu plėsti paslaugas ir eiti net į turizmą. Taip. Tai yra vienos šeimos ūkis, mūsų tėveliai pradėjo, yra buvęs tvartas, buvęs pieno ūkis. Yra senoji sodyba Klausinėlė įkurta ir ūkiniai pastatai bei pramogų zonos, kurios vėliau aptarsim, kas dalis turizmo yra šaudymo iš lanko zona, tinklinis krepšinis, orientacinio miškas su sportiniu žemėlapiu ir kiti dalykai. Ir be abejo pasimaudyti ir klaventam paplaukti. Matėt patys, kokie čia kalnai, slėniai, durpynai, molynai, pelkutės ir visa kita, to dirbamo ploto nėra lengva išgauti visiškai šitom augalininkystės kultūrom. Dėl to tėvo pasirinkimas ir buvo pieninės karvės, tai yra dalis ganyklų ir dalis dirbamo ploto šienavimo. Tai tokia teritorija viena geriausių gyvulininkystėje bendrai. Ir to ūkio mes visi vaikai užaugom iš to ūkio. 30 metų buvo pieno ūkis. Ir paskui turėjom iššūkį prieš jau 8 metus. Pradėjau įtikinėti viziją, kad galim pakeisti pieninės karvės. Jau visiems buvo, taip sakant, iki gyvo kaulo rytą vakar melžimas, pašarų ruošimas, bėgiojančios paskaiminės karvės. Sakom, gal galima kitaip dabar išgirti. Ir išgyventi. Tai iš pieno gamybos perėjom po truputį į visiškas pajamas tik iš kanapių. Kaip matot, senoji sodyba, ten yra pasislėpusi sode ir pluoštinės kanapės dažniausiai supa patį sodą ir pačius namus. Vienas sklypas čia, kitas sklypas už nugaros ir dar sklypelis už miškelio. Ir labai gražiai, vėliau apie estetiką kalbėsim, įsilieja žemės ūkio kultūros su gyvenimu, kuris verda kieme. Ir tai mums sufleravo tam tikras mintis apie turizmą. Dirbam tik su bazinė programa, nebent yra užklausa iš profesinių mokyklų arba universitetų kitą kalbą, kai reikia specifinių žinių. Bazinė programa yra šios pluoštinės kanapės pažinimas. Tai yra stengiamės gana paviršium, bet kuo plačiau apžvelgti, kas yra pluoštinė kanapė. Pradedam, priklausom irgi nuo sezono šiek tiek, bet pradedam nuo lauko apžvalgos, nuo biologijos, kaip atrodo augalas, kas tai yra, kaip jis auga, kokie keli mitai arba tikrovė. Ir po truputį judam į tai, kas iš to augalo, iš biologijos gaunasi vertingų žmonėms. Tai yra judam link produktų. Apžiūrim perdirbimą, kaip ruošiamas žaliavos sėklų išdžiovinimas, išvalymas, tada aliejaus spaudimas, tuo pačiu arbatos išdžiovinimas, rūšiavimas ir sandėliavimas, kaip ruošiami produktai. Ir tada iš gamybos einam į degustavimą. Ragaujam, kas gaunasi iš tų perdirbtų produktų kaip skonis ir tuo pačiu kol ragaujam, aptariam, kokios tai yra savybės, kas mokslo žinoma jau, kas ištirta, kas išaiškėja. Ir šiek tiek kultūriškai istorija, reiškia 1000 metų senumo istorija kokia. Сейчас как-то в голове уже сложилось некое представление о том, что вы в Литве немножко дальше пошли, и вы сохраняете этнические традиции, и вам полный респект в этом. Когда-то в Украине у нас тоже был очень такой широкий план, но наше законодательство нам запрещало это все. Сегодня мы можем идти уже тем путем, которым вы идете, но, наверное, на вашем опыте можно уйти дальше. Вот на базе таких ферм, на которых мы сегодня присутствуем,
В принципе, мы в Украине планировали создавать реабилитационные центры. Да, но вы, в принципе, можете уже к этому, вы уже близко к этому подошли. И вот сегодня говорили про развитие туризма по конопле. И это развитие медицинского направления. И вот на базе таких ферм это все можно объединить. Я думаю, мы в Украине пойдем именно таким путем. Tik prieš yra docentas Egidijus Vicevičius, jisai su kanapėm draugauja irgi jau daug metų. Turbūt sunku pasakyti, su kuo nedraugauja. Tai čia ir čia. Žinoma, ta sritis, kada buvo prasidėjo ir laikymo klausimas, ir perdirbimo klausimas, ir kokybės išsaugojimo klausimas, čia ir biokūro, paskui tos energetinės darbės panaudojimas. Išplėtė akiratį ir atsisukė truputėlį pluoštinės kanapės. Pluoštinės kanapės, jeigu pagalvojus apie pluoštinės kanapės, ypač Lietuvos specifiką, tai mes susiduriam su viena didelė bėda. Pluoštinės kanapės, kaip žinia, užaugina didelį kiekį biomasės, augalinės biomasės, o Lietuvoje, kaip susitvarkyti su šitą biomasę, buvo problema. Pluoštą mes negaminame. Statybų sektorėje tam tokius palius panaudoti irgi yra ribotas, toksai pasakyčiau, mėgėjiškas. Na, o buvo laikas, kada mes kanapių užauginavom pakankamai daug. Ir tą darytume su ta visa biomase. Įterpt atgal į žemę, bet į žemę vėlgi problema buvo tuomet, kad bent jau pradžioje, kad pluoštas, o kaip jisai suirs, ar nesigaus iš to žemės paskui ten lentinės, ne? Tai čia su tom kanapėm stipriais tuomet pradėti žiūrėti juos kaip į biokūrą, deginti. Tuomet palaipsniui po truputėlį vis išsirutuliavo tai, kad galbūt tas kanapes panaudoti ir kaip anglį kaupiančius augalus. Didelė augalinė masė, natūralu, kad jinai sukaupia pakankamai didelį kiekį tos anglies. Na, o ir mes ją sukoncentruodami, ją dar stipriau surišdami, mes visumoje galime ir palaidoti į dirvą. Susiderino du dalykai. 3 dalykai galbūt. Ekologija, tas anglies ūkininkavimas, ir tos biomasės kažkoks panaudojimas inovatyvesnis. Taigi tokiu būdu vis plačiau pradėta naudoti, bandyti ir kalbėti apie tokį procesą kaip pirolizė. Pirolizė procesas visumoje tai yra senas, labai senas, yra žinomas ir visi suprantate turbūt, kad tai yra, jeigu tai moksliškai pasakius, tai yra deginimas be deguoninėje aplinkoje. Ne be orėje aplinkoje, bet be deguoninėje aplinkoje. Na, jeigu mes šnekame apie bioanglį, tai mums yra įdomi šita kietoji frakcija. Mes tą skystąją frakciją, dulinę frakciją paprasčiausiai sudeginame, gamindami savo reikalingą šilumą. Šiaip tai šitas procesas atrodytų, kad jis yra brangus, bet jisai save energiją apsirūpina. Įsibėgėjus šitam procesui mes energijos pasigaminame daugiau, negu mums reikia technologiniam procesui. Pagal idėją mes turim perteklinį šilumos kiekį, kurį galime naudoti kažkur kitur. Jeigu yra normalus technologinis procesas valdomas. Biočaras tai yra tik tai anglis, sausos anglis ar dar kažkas? Jo, sausos anglis, bet pas mane ūkis irgi nėra sertifikuotas kaip ekologiškas, bet mes laikom arklius, kompostuojam ir viskas yra tręšiamas su arklių kompostu čia. Tai šiek tiek užkrovė biočarą? Jo, tai biočaras buvo paskleistas ir čia yra padarytas, čia kadangi irgi molingos dirvos yra visur, tai čia yra metro išartos tranšėjos ir užpildytos durpėm, juodžiam. Ir tada, tai jau čia prieš kelis metus tai padaryta yra ir taip auginam. Tada laistymo sistemos yra ir laistosi tos vagos. Tai šiemet biočarą aš išpyliau ant dirvų, tada uždėjau komposto ir viską sufrezavom dar kartą. Tik kaip ir užkrautas biočaras buvo, o biočaras tai yra iš tikrųjų anglis, kuri sugeba į save sugerti labai daug drėgmės, maistingų medžiagų, labai bakterijos mėgsta gyventi, jose грибам padeda augti. Знания по тому, как выращивать, перерабатывать коноплю, как можно из нее делать продукты питания, которые вы видите перед собой, да, как можно делать из нее лекарства, как можно делать из нее строительные материалы, одежду, является основополагающим, потому что
тяжелые времена пришли в Европу. Способность вырастить коноплю в поле, потом переработать ее на заводе по переработке, которая может находиться там в ближайших там радиусе 5-10 километров, а потом изготовить из нее разного рода продукцию, будет иметь, гигантскую важность. И мы сейчас, в принципе, этим занимаемся по всему миру. Мы сейчас рассказываем людям, то есть как бы есть строительное направление, есть другие направления, но это очень-очень важно понимать, чтобы вы научили своих детей, как выживать с помощью этого растения. Просто когда началась война, границы закрылись, и мы не смогли уже ничего импортировать. То есть импорт был ограничен, и мы остались с тем, что мы имели. И когда мы использовали наши ингредиенты, мы продолжаем сейчас в режиме войны, продолжаем строить конопляные дома. Manau, kad naudojam unikalią kanapių technologiją, kurios nenaudoja niekur pasaulyje. Kad purškiam tiesiog ant irgi natūralios lino medžiagos, nenaudojam jokių klojinių, o tiesiog vieną pusę, vieną bortą uždarom su lininiu audiniu. Visa mediena irgi yra natūrali, nenaudojama jokia klijuota, faniera, viskas ekologiška ir yra mediena išpjaustyta su CNC staklėm, visi sudurimai, suleidimai. Ir praktiškai galima ir be varžtų pastatyti tokį, surinkti tokį karkasą. Ir šitą statinį mes statom vykdinami bendrą projektą kartu su kanapiniais sprendimais, su Andrium, kurie sertifikuoja užpildą ir galutinį užbaigimą, mišinį dangą, realiai nereiks jokios kitos medžiagos, jokios stogo dangos papildomos, čerpelių ar dar kažko, tiesiog bus užtrinimas, kad įsivaizduoti visiems, tai kaip pečiaus būna glazūra, arba tiek koklinis pečius glazūruotas. Tai bus tokia medžiaga, kuri atspari realiai staigiam šilimui, staigiam atodrėkiui, jinai neskilinėja ir negeria į savęs drėgmės. Mūsų dabar tikslas yra, dirbam ties dviem medžiagom. Vienas yra sienos užpildas, tas, kuris laiko šilumą kaip barjeras, neišleidžiantis ir akumuliuojantis šilumą. Ir paskui jau, kaip minėjo, paskutinį sluoksnį tinką darome, kuris hidrofobinis ir nuo jo tiesiog nuteka ir nereikia kažkokių kitokių dangų. Tai naudojamės Inostarto pagalba. 25 metų vidury bus jau pabaiga, tai judam ties sertifikavimu, kadangi su ta medžiaga dabar galime tik tais renovuoti, nes nėra tiesiog fizinių jokių duomenų ir savybės nežinomos. Mes orientuojamės, kad būtų atitinkama būtent tie ciklai šąla, šyla ir drėgmė, kad kuo medžiagos ilgiau laikytų ir tarkim tie įtrūkimai, jeigu ir atsirastų, tai atsirastų po daugelio metų. Tai, šis etapas grinai dabar bus bandymų. Turėsim šešias formulės turim ir išsibandysim būtent ant to namelio. Dar porą tokių bandinių, kurie keliaus į laboratoriją. Ir, ir siekiam paskui sertifikuotis jau po viso to, kai išsigryninsim tas geriausias medžiagas, sakykim, kurias geriausias savybės parodė. Kadangi dirbam su kalkėm, labai svarbu, kad nebūtų metalas, nes metalas oksiduojasi, jisai tada suyra ir po kažkiek tai laiko konstrukcija praranda savo tvirtumą. Tai šiuo atveju būtent irgi šitas sprendimas labai geras, tai tos medžiagos veikia sinergiškai ir viena kitą papildo, tai toks projektas gavosi.